nemaža dalis studentų yra iš šeimos verslų. Ir mes tuo pradėjom domėtis, pradėjom apie tai kalbėtis. Pasirodė, kad ta tema yra labai įdomi, jinai nėra labai nagrinėta Lietuvoje ir tai yra pakankamai nauja tema. Ir dėl to mes sugalvojom, kad reikia mums organizuoti tą pirmąją konferenciją, kurią pavadinom Versli šeima 2016. Ir toj konferencijoje mes suplanavome pasikalbėti apie kokia yra iš principo verslo aplinka Lietuvoje, kaip gera ar negera tam smulkiam, mažam, vidutiniam verslui Lietuvoje, kokios sąlygos yra, kokia makroekonominė aplinka. Antroje dalyje suplanavome sėkmės gyvus pavyzdžius. Pakvietėm šeimos verslus, kurie pasako apie tai, kaip jiems sekėsi, kaip jiems sekasi. Ką jie galvoja apie perspektyvą, ar jie galvoja tuos verslus plėsti, kaip jie galvoja tuos verslus perduoti savo vaikams, kaip jie tuos savo šeimos narius įtraukia. Ir trečioje konferencijos dalyje sugalvojame pateikti tokią informaciją, situaciją, jeigu tas verslas yra išaugintas, išplėtotas, kokia yra tolimesnė galimybė, pavyzdžiui, daryti verslo plėtrą, įsigyti kitą įmonę, arba parduoti verslą, arba tiesiog, jeigu galvom tą verslą auginti, tai tada gal yra kažkokiu tai finansinių instrumentų. Kadangi ta šeimos verslų perspektyva mums yra labai įdomi, mes įkūrėme Lietuvos šeimos verslų asociaciją. Ir ta asociacija tikėtina ir bus būtent ta organizacija, kuri kvies pokalbiams, diskusijoms, nuomonių mainams, ekspertiniams nuomonėms. Suinteresuotų žmonės, kurie norėtų, galvotų dalyvauti šeimos verslų vystyme ir plėtojime. Kitiems metams planuotume iniciatyvą plėsti į regionus. Labai norėtume, kad mūsų ta iniciatyva išplistų kaip gerasis virusas ir ten galėtume kalbėti su regiono atstovais ir pabandyti prisidėti prie iš tikrųjų tai Lietuvos ekonominio augimo.